Su amerikiečių buldogo veislės šunių. Antra eina Indrė su Zenhundų šunių kapriu. Toliau eina Bobteilų veislės šuniukas. Kaip matote, visi yra veisliniai su dokumentais, kilmės gerais dokumentais. Toliau eina Koli veislės šuniukas. Visi jie treniruojasi mūsų mokykloje Kaune. Toliau eina Rotveilerių veislės šuniukas. Po jo eina Belgų Malinua. Tai labai darbiniai šunys, su jais apie juos galima daug būtų pasakot. Juos naudoja visam pasauliu policijos, armijos ir kitos specialios paskirties įstaigos. Ir juos naudoja kaip apsaugos šunys, kovinius. Netgi yra spec dalinys Suomijoje, kur naudoja, kaip ir pas mus yra aro kovotojai, taip ir tenai. Ir jie naudoja vietoj ginklo, kaip kuriuose situacijoje netgi šunis. Yra bebaimiai ir labai pasitikinti savim, klausantis šeimininkų. Toliau yra, kaip mato, čia jau jūsų elektriniškis, mūsų filialo šunelis ir šeimininkė. Ir Labradorų veislės šuo, irgi labai nuostabų šunis, mėgsta plaukėti, ieško žmonių dingusių be žinios, sniegynuose ir visur kitur po nelaimių. Toliau yra Vokiečių aviganio veislės šuo, taip pat labai darbiniai šunys. Ir mūsų mažiausias šuniukas, šis yra irgi iš Kauno, taksų veislės šuniukas. Mes iš tikro norim iš karto atsiprašyti, pirmą kartą scenos dalyvaujam pasirodyme, visada pasirodydavome pievutėj ar aikšteliai. Tai jeigu kažkas nepasiseks, labai nekritikuokit, todėl kad scena yra baimė visiems ir šeimininkam ir šuneliam. Kaip sakiau, jie pirmą kartą, išskyrus kaip kuriuos šunis ant scenos, tai jiem yra nauja ir stresas, kaip ir kiekvieniem žmonėm. Tai va šiek tiek pristačiau apie veislės. Ir dabar pradėsim pirmiausia pasirodymą, kadangi vietos yra labai nedaug, bet bandysim parodyti, kaip šunis turi šalia. Nes dažniausia būna, kad šuneliai išveda šeimininkus pasivaikščiot, o ne šeimininkai šunis. Todėl, kad šito nevyktų, šuo turi eiti ramiai, šalia kojos, nesitampyti, netraukti priekį, kad žmogui būtų patogu eiti. Kaip matote, mūsų mokyklos šunys eina ramiai, be streso, be įtampos, nors jos veikia labai stiprus dirgikliai, kvapai, scena, baimė, bet jie dirba ir stengiasi jums pasirodyti. Taip šuo turi eiti taisyklingai šalia kairės šeimininko kojas. Tai yra kontroliuojama padėtis, kur šuo nekelia pavojaus aplinkiniam, kadangi jis nesirauna ant kitų šunų ir žmonių. Dabar pamatysit, šunim duoda komandą sustot ir šunis sėdasi prie kairės šeimininko kojos. Matote? Vėl duoda komandą šalia ir vėl jie juda. Kiekvieną komandą jie įvykdo iš pirmo karto. Šunį treniruojant, kaip aš sakau, negali būti demokratijos. Šunį treniruojant turi būti diktatūra. Vėl duoda komandą sėdėti ir vėl šunis atsisėda. Dėl ko sakau diktatūra? Dėl to, kad šunį negalima nusileisti. Didžiausias bėdos, dėl ko šuo tampa nevaldomas, agresyvus, todėl, kad jūs jam leidžiat daugiau, negu jam galima. Jeigu jūs nenustatot šunį taisyklių ribų, jisai jas nustato jum. Tai yra tokia taisyklė, dėl ko jūs nesuvaldot šunų. Kaip matote, vėl duoda komandą sustot. Ir ar prie perėjos, ar kitoj situacijai, šunelis turi užimti kontroliuojamą padėtį, atsisėsti ir ramiai sėdėti. Toliau pamatysite, šie šuneliai taip pat yra valdomi tuom, kad jie, pavyzdžiui, nekelia agresijos, kada pro juos prabėga kitas šuo. Jie turi sėdėti ir laukti, kol šeimininkas duos kitą komandą. Nes dažniausiai, kai kažkoks šuo prabėga, jie sureaguoja ir puola arba pabėga. Matote, praveda. Dar kartą, matote, praveda pro šunelius ir ne vien šuo nereaguoja į jį. Visi dirba šeimininko pasakytą komandą. Taip turi būti kontroliuojami šunys. Dabar pamatysite, kaip šuniukam duoda komandą sėdėti ir nuo jų atsitraukia. Šiaip tas išlaikymas yra didesnis, nuo jų nueina 30 ir 20 žingsnių. Bet, kadangi scena yra labai maža, mes to negalim parodyti, tai parodysim keletą tokių žingsnių. Tiesiog prie parduotuvės kitą kartą, kad šunio nereiktų rišti, duoda komandą sėdėti, nuo jų atsitraukia ir kaip matot, kiekvienas šeimininko laukia šunelis, kol grįž ir paskatins. Už kiekvieną teisingą elgesį šuo kaip ir žmogus, kaip ir vaikas turi gauti atlyginimą. Būtinai.
Jiem galite paploti, šiaip jie supranta, ką reiškia aplodismentai. Tikrai nesidrovėkite ploti jiem. Jie tą mėgsta. Dabar pamatysit kitą komandą. Duoda komandą atsigult ir lygiai taip pat po komandos gulėt nuo jų nueina. Matote, vėlgi šunys vykdo komandą, laukia. Šitie šuneliai dar neseniai yra dirbantis, todėl jie dar ir jaudinas, ir stresas. Matote, visi laukia, kol sugrįž. Vėl grįžta šeimininkai, pagiria juos už kiekvieną teisingą veiksmą. Dabar pamatysite, kaip šuneliai vykdo komandas prie kojos. Tai reiškia sėst, gult, stot. Duoda šunim komandą sėdėt ir jie atsisėda. Duoda komandą gult, jie atsigula. Kaip matot, belgų malinois pas mus yra jau seniau dirbantis šuo. Kaip sakiau, jie yra darbinė klasė. Patys darbščiausi, paklusniausi šunys iš visų. Tad jeigu tokį šunį norit įsigyti, jis tikrai labai darbinis. Matot, žiūri į šeimininką ir sako, ką darom, ką veikiam, kodėl nėra komandų. Ir pažiūrėkit, kaip jis reaguoja kiekvieną komandą jam. Tarsi džiaugsmą sukeliantis. Taip pat nenusileidžia savo paklusnumu ir Berno Zenhundas. Indrė irgi pas mus yra jau senai besimokinanti. Ir amerikiečių buldogas. Pas mus labai darbinis šuo, daug kas įsivaizduoja, kad jie yra agresyvūs. Nors iš tikrųjų jis yra, kaip sako pati šeimininkė, didelis katinas. Tik išvaizda jo tokia. Niekuo mažiau nusileidžia ir taksiukas, kaip matote. Lygiai taip pat tarp visų didelių jis jaučiasi labai puikiai ir jam nekelia baimės. Nei žmonės, nei šunys. Jis visada stebi šeimininkę. Kaip žinote, šunim labai sunku dirbti esant tokiai kiekiui tokiam žmonių, kvapų. Ir prie stalo, kaip sakau, šunį galima išmokinti greitai. Bet kad jis dirbtų tokioje aplinkoje, kur triukšmas ir kvapai ir dirgikliai, tai jau užtrunka darbo apie metus laiko. Mažiausia 2 mėnesiai. Dabar pamatysite keletą tokių socializacijos pratimų. Šuniukai sustos 2 eilėm, vieni prieš kitus. Ir pamatysite, kaip šuo turi elgtis, praeinant, prasilenkiant su kitais šunim. Jie turi nekelt nei agresijos, nei baimės. Daugiausia būna, kai šuo pamato kitą šunį, mes tą treniruojam, jie dažniausiai užpuola arba puola džiaugtis. Šunys turi praeiti ramiai vienas pro kitą, nereaguoja. Kaip matot, jūsų elektrėniškiai atstovai yra filialo Labradorų veislės šuniukas ir Vokiečio Vyganis. Vokiečio Vyganis visiškai neseniai treniruojasi, tik kelias savaitės, bet irgi pažangą padarė. Ir mes būtinai norėjom priimti ir parodyti, kad pas jūs yra elektrėnuose jau 2 treniruojami ir jau šiek tiek pasiekę šunys. Nors jie nesitreniruoja dar net mėnesio. Bet jau jie drąsiai žengia į sceną. Ir dabar pamatysite prasilenkimą, kaip šunys prasilenkia vieni pro kitus. Ir jie nekelia viens kitam jokio pavojaus. Matote? Praeina ir nekelia jokio pavojaus, nepuola, nesidžiaugia, todėl, kad jiem yra duota komanda šalia. Tai yra reali situacija, kai jūs susitinkat gatvėje kitą šunį. Dažniausia būna, kad kitas šuo puola. Ir gaunasi tokia kova, neina vest. O jie yra ramus. Tam reikia dėti nemažai darbo ir pastangų, noro ir kantrybės. Matote, vėl duoda komandą apsisukus sustot ir šunys sėdasi. Dabar pamatysite dar sudėtingesnį pratimą, kur šunys sueina į vieną liniją ir susodina. Ir jie sėdi. Matote, sueina į vieną liniją ir sodina. Jie nereaguoja viens į kitą, todėl kad jiem duota komanda atsisėst. Kitas šuo tokioje situacijoje dažniausiai pradeda žaisti arba pult. Galite jam paploti, jie labai laukia jūsų palaikymo. Į vieną liniją. Ir dabar pamatysite dar sudėtingesnę paklusnumo programą. Kaip sakiau, dėl mažos scenos mes mažai ką galim parodyti daugiau, nes nesutelpam ir negalim realiai parodyti sudėtingesnių triukų. Bet bus po šito pasirodymo dar vienas šuo, kuris parodys sudėtingesnę programą. Čia yra visi pradžiamoksliai. Dabar pamatysite, kaip šunys dirba ženklais.
Tai yra sudėtingas pratimas, kur rodo ženklą ir šuo vykdo komandą. Ranka parodo ženklą ir šuo vykdys komandą. Duoda komandą gult, kaip matote, parodo ir šunys gulasi. Ta dėl scenos, kaip sakiau, negalim parodyti, jie tą daro iš 20 metrų, 30. Parodžiu ženklą, jie tą vykdo. Tiesiog dėl mažos vietos mes nesutelpam. Man reaguoja į kiekvieną ženklą. Kaip sakiau, tos komandas išmokinti minimum reikia 2 mėnesių darbo kasdien. Ir kaip aš sakau, daug kas įsivaizduoja, kad mes šunis treniruojam. Aš sakau visada, kad pas mus ateina ne šunis treniruoti, pirmiausia ateina žmonės treniruotis. Ir mes mokinam žmonės, o ne šunis, o jau šeimininkai šunis. Nes pirmiausia, žmonės turi turėti teisingą informaciją apie šuns auklėjimą, psichologiją ir kitas žinias turi įgyti šunų dresavimo mokykloje. Galite paploti jiem. Jie labai supranta ir mėgsta aplodismentus. Jeigu kažkam kils noro, galėsit šeimininkų paprašyti ir kaip kurių šunų prieiti ir nusifotografuoti. Pavyzdžiui, Bobteilas labai myli vaikus, jis yra, netgi važiuodami į ligoninę su juo. Ir jisai, ten, kur yra vaikai, invalidai ir kitose, jis būdavo kaip šuo terapeutas. Ir šeimininkė ateity nori studijuoti šitą mokslą ir tiesiog su savo šuniu, kaip ir yra Amerikoje, padėti. Ir sukelt geras emocijas, kaip žinot, kaip ir delfinai yra, kurie gydo vaikus sergančius eutanaziją, taip ir čianai. Galite paploti jam, ačiū už tai, kad jūs stebėjote jų pasirodymą. Tai, dar kartą paplojam tiems mūsų šaunuoliams keturkojam. Šeimininkei Astai Stulgieniai. Čia apie šitą šuniuką buvo sakoma, kad kaip katinas. Prašom, ponė Dara. Taip. Kaip čia bus dabar su to medaliu? Ponas. Paplojam! Dėkoju, ačiū. Šunių kaprizui ir jo šeimininkė Indrai Gustaitei. O čia tikras kaprizas, baugu prieiti. O, matot. Ir nusilenkt moka gerai. Matot, kas nori uždėti medalį iš jūsų? Vardas kažkaip nepagal. Šaunuolis dar paploti.